Laidą pristato atsinaujinęs ir didžiausias Lietuvoje prekybos miestelis Urmas, siūlantis plačiausią prekių pasirinkimą vienoje vietoje. Aš Agnija Gelavičiūtė, paprasta šeimininkė nepaprastoje virtuvėje. Dabar aš receptų užkalbėtoja. Aš labai norėčiau pabendrauti su virtuvės šefu ir pasikalbėti apie steikus. Labą dieną, mano vardas Agnė. Labai malonu. Alvydai, pirmiausia, labai ačiū Jums už nuostabų steiką. Aš esu labai didelė steikų gerbėja, juos labai dažnai valgau, bet turiu tokį įsitikinimą, kad steiko namuose iškepti neįmanoma. Ir visą laiką taip galvoju, esu bandžius keletą kartų, išeina iš tikrųjų toksai labai kietas, nors žinau, kad reikia atidžiai rinktis mėsą. Tai vis dėlto, ar yra įmanoma iškepti namuose, namų sąlygomis? Manau, kad taip. Tik reikia labai gerai įkaitinti keptuvę, nebijoti dūmų, kurie atsiranda. O mėsa turi būti būtinai brandinta? Mes naudojame visuomet brandintą, būtent čia. Turi būti gera nuotaika, nusiteikimas, geranoriškumas, tai tada visą laiką pavyksta. Daugiausiai. Labai ačiū Jums už patarimus. Aš pabandysiu ir prašysiu Jūsų įvertinti mano rezultatą. Gerai. Tai ačiū. Steikai arba jautienos didkepsniai atsirado dar žmonijos priešaušrio laikais, akmens amžiuje, kai žmonės išmoko uždegti ugnį. Jie kepdavo mėsą, aukodavo ją dievams, tik man atrodo, ne dievai tą mėsą suvalgydavo. Mėsos eksporto aktyviai užsiima daugybė šalių, pavyzdžiui, Naujoji Zelandija, Australija, Argentina. Tačiau toli ieškoti nereikia, pažiūrėkite, kokios gėrybės yra čia pas mus. Ieškau mėsos steikams. Ar turite tokios? Turiu ir gan didelį pasirinkimą. Yra, aišku, paplitęs variantas tarp mūsų lietuvių dabar jau populiarėjantis, tai yra tibounas. Aš ką tik vienam restorane valgiau, taigi tik labai įdomu pasižiūrėti, kaip atrodo ta mėsytė. Tai čia yra tokia su kaulu, ne? Jo, tibounas tai yra, kai iš vienos pusės eina jautienos vidinė filė, iš kitos pusės eina nugarinė. Aha. Tai reiškia tibounas. Supratau. Gaminasi ne tiek ilgai, jisai gaminasi standartiškai, kaip ir vidinės filės steikas, bet tas kaulas skirtas tam, kad jisai apsaugotų mėsą ir sultis liktų susikaupusios šalia kauliuko. Kokie dar variantai? Toliau galima kepti romšteksą, pavyzdžiui. O romšteksas kuri čia vieta? Čia yra iš galinės kojos, kas nebijo, ta prasme, šiek tiek kietesnės mėsos iš jaučio, ta prasme. Jisai vadinasi romšteksas, todėl kad jisai turi kelias sudedamasias kumpio dalis. Ir už tai, kai jį kepi, jisai truputį kietesnis, aišku, negu tibounas, bet jisai yra pigesnis, lengviau prieinamas, tiesiog, Tai irgi labai svarbus dalykas, žinoma. Gerai. Aišku, koks dar variantas? Toliau galima kepti antrekotą su kauliuku. Būtent toksai. O antrekotas tai yra kažkur tais tada prie šonkaulinės, kažkur iš šonkaulinės dalis? Iš nugaros dalies, kuri jungiama yra su šonkauliais. Aha. Tai ar čia yra kažkas panašaus į išpjovą, kažkur šalia išpjovos, jeigu tai pažiūrėti, ar ne visai? Šiaip ne, čia yra artesnė dalis sprandui. Supratau. Jo, bet jinai... O išpjova yra nugaros, skersai stuburo dalis? Jo, apatinėje dalyje. Supratau. Gerai, o brandintos turite jautienos? Taip, turim ir brandintos jautienos. Tai čia tas gražiausias gabaliukas, kur man šipsojasi, aš jau mačiau. Aha. Nes brandinta jautiena yra pakankamai retas dalykas.
Jai reikia laiko, jai reikia vietos, jai reikia, jinai automatiškai brangesnė yra. Taip. Standartiniam lietuvių klientui tai reiktų apie 3 cm steiko. Nu, galima, kad būtų pamatuotai normalūs 2 pirštai, aišku. Jeigu mano, tai bus toks labai jau plonas. Tai gerai, darom per 3. Per 3. Ir šito storesnio galo, ar šito plonesnio kaip reikia? Idealiausia dalis yra va šita va. Aha. Būtent va, todėl jinai yra apvaliausia ir minkščiausia. O va čia va jau skaitosi priedai. Ai, supratau, tai va čia va yra toji dalis, kur jau būtų pagrindinis tas steikas. Tai man reikėtų nusivalyti visas šitas plėves, ar ne? Susiformuoti steikiuką. Nes jos būtų pakankamai sunkiau kramtomos, o čia būtų idealiai minkšta. Jeigu tik yra galimybės, aš jums nerekomenduoju pirkti jau supakuotos arba jau užmarinuotos mėsos, nes ten nuo jūsų akių gali būti paslėpti visokie negeri dalykai. Ir tuomet iškepusi mėsa bus panaši į seną botą. Kepsnio laukti negaliu, man mėsa per daug gardų, aš tuoj pat dešros prieisiu ir laiminga sau gulėsiu. Na štai, pagaliau aš turiu gražiąją mėsą ir pabandykime paneigti mitą, kad merginos ir kepama mėsa nedera. Aš turiu jau paruoštus steikus ir normalus steikas turėtų sverti maždaug 200 gramų. Kaip suprasti, kiek tai yra gramų? Man atrodo, kad mes jau pašnekėjome, kad steiko storis turėtų būti maždaug per porą, 3 pirštus ir dydis jo yra mano delno dydžio. Kadangi šiandieną mums svarbiausia sužinoti, ar mums pavyksta apskritai iškepti steiką, nedarysime kažkokio labai ypatingo marinato. Marinuosime ganėtinai paprastai, pipirais, aliejumi, druska ir pabandysime teisingai iškepti. Nes jeigu mums pavyks teisingai iškepti, marinatai paskui gali būti visokiausi ir kiekviena šeimininkė juos turi savo. Kaip ir sakiau, marinatą darysime labai paprastą iš tokių prieskonių, kurie yra kiekvienoje virtuvėje. Aš turiu, pavyzdžiui, juodųjų pipirų, taip pat kvapniųjų pipirų ir petražolių lapų paimsiu. Aš pati mėgstu tokius aštresnius steikus, dėl to aš dedu daugiau pipirų. Tai iš esmės tiesiog paprastai. Pasidarėme jau savo tokį prieskonių mišinį ir pilame alyvuogių aliejaus marinatui ir truputėlį raudono vyno. Tai žinoma visiškai pagal skonį, mes marinuosime labai neilgai. Jeigu mėsą marinuoti ilgiau, vėlgi galima rinktis visai kitus ingredientus. Išsimaišome savo marinatą. Druskos aš dedu labai mažai, nes tiesą sakant, net nerekomenduojama prieš kepant mėsą ją sūdyti. Geriausia sūdyti ją pačiame gale. Bet šiek tiek marinatui man norisi. Paliekame mūsų steikus šiek tiek pasimarinuoti. Neilgai. Na ką, mūsų steikas šiek tiek pasimarinavo ir mums jau reikia juos kepti. Prisimenu visų patarimus, kuriuos man šiandieną davė ir esminis iš jų yra, kad turi būti labai karšta keptuvė. Namuose visą laiką baisu, kad prisvilinsi, kad pridūminsi, galų gale, kad sudeginsi savo keptuvę. Man žinoma truputėlį geriau, nes šiandien yra didžiulė erdvė. Blogiausiu atveju vis tiek šiandien greitai išvėdinsim. Tai aš bandau ir jeigu man pavyks, galėsite ir jūs tai padaryti namuose. Blogiausiu atveju, jeigu aš sugadinsiu keptuvę, čia tikrai rasiu antrą. Tai dedame keptuvę, ją įkaitiname iki begalybės, aš nežinau, visi man taip sakė. Įpilsime šiek tiek riebalų. Aš žinau, kad galima kepant steiką
tokioje keptuvėje iš vis jų nepilti, bet man atrodo, kad šiek tiek reikėtų. Tuo pačiu metu aš jau įsijungiau orkaitę, jinai įkaitinta 200 laipsnių, mes apkepę steikus po porą minučių iš abiejų pusių kišime, maždaug 8 minutėm steikus dar yra į orkaitę. Kepant steikus, žinau, kad vienas svarbiausių dalykų yra jų nejudinti. Kitaip tariant, kai įdėsime mėsą į keptuvę, 2 minutės mes jų iš vis neliesime ir nežiūrėsime, ar jie neprisvilo, ar viskas su jais gerai. Yra toksai virtuvinis mitas, kad negalima kaitinti tuščios keptuvės, neva jis suges, dar kažkas. Tai iš tikrųjų tai yra netiesa, nes šiuolaikinės keptuvės yra sukurtos kepti, tarkime, visai be riebalų, dėl to ją įkaitinti galima. Čia tas pats kaip su šaldytuvu, kad negalima dėti karšto puodo į šaldytuvą. Galima, tik šaldytuvas naudoja daugiau energijos. Va. Tai gerai, įpilam šiek tiek riebalų, mūsų keptuvė iš tiesų jau yra įkaitusi iki beprotybės ir tai aš matau iš riebalų. Na ir dabar, kas bus, tas bus. Truputėlį nusausinu, kad būtų mažiau. Steikus jau dėjome į keptuvę ir dabar mažiausiai porą minučių mes kepame vieną pusę, visiškai jų neliesdami. Iš tikrųjų, aišku, norisi pasižiūrėti, truputėlį baisu, atrodo, kad dega, bet šiandieną mes eksperimentuojame Kauno centrinėme turguje, dėl to galime šiek tiek savo daugiau leisti. Minutę kepa, dar minutę ir versime. Praėjo porą minučių ir aš įsidrasinsiu ir apversiu šitos steikus. Dar žinau vieną dalyką, kad negalima jokių būdų tikrinti steiko iškepimo lygmens jį badant. Kepant mėsą susidaro plėvelė ir ta plėvelė sulaiko sultis viduje. Viskas, verčiam. Mūsų steikai po truputėlį apkepa. Ir mes juos dabar dėsime į kepimo skardą ir šausime į orkaitę. Jeigu norite iškepti steiką su krauju, orkaitėje laikote 7 minutės, jeigu norite iškepti vidutiniškai keptą steiką apie 10 minučių ir jeigu gerai iškepusi apie 15 minučių. Mano mėgstamiausias yra medium raw, kitaip tariant, vidutiniškai žalias ir mes kepsime orkaitėje apie 8 minutės. Tai ilgai nepliurpia. O kol kas atrodo tobulai. Pažiūrėsim, koks bus skonis. Kol mano steikai kepa, aš pasidarysiu tokį improvizuotą padažą. Dedu keptuvę ant ugnies, įsipilu šiek tiek aliejaus, tikrai nedaug, leidžiu įkaisti. Man reikalinga česnako. Duosite česnaką? Taip, ačiū. Vat visiškai paprastai aš tiesiog paimu tokią česnako skiltelę, ją tiesiog truputėlį patraiškau, kad jinai išleistų savo sultis, mes ją išimsime, iš jos nenaudosime. Tiesiog tokį lengvą česnako skonį. Aš turiu kečupo, turiu rausvojo padažo, galima naudoti. Padažų darimas yra tokia grina kūryba, man labai patinka. Truputėlį česnakas išleido savo skonį ir mes jį išgriebkime. Pilame kečupo. Ir truputėlį jį apkepame. Pomidorų padažui labai tinka būti apkeptam. Ir su česnakais, gaila, kad jūs negalite jausti šito nuostabaus kvapo. Pasižiūrime, ar ne per ilgai kepa mūsų steikai.
Ir pilame kito padažiuko. Čia, kaip visą laiką sakau, nereikia virtuvėje nieko gėdintis, atsitinka visokiausių dalykų, svarbiausia viską žiūrėti su šypsena. Kadangi kepame pipirinius steikus, tai ir į padažą, manyčiau, reikėtų įdėti šiek tiek grūstų pipirų. Šlakelį vyno. Iš vyno turi pilnai išgaruoti alkoholis, tiesiog turi likti skonis. Padažas beveik sutirštėjo, mes turime dar truputėlį grūstų pipirų. Viskas, turime leisti padažui atvėsti truputėlį ir jau atėjo laikas traukti steikus. Labai tikiuosi, kad jie bus vidutiniškai iškepę. Šiaip kalbininkai nerekomenduoja didkepsnių vadinti steikais, bet aš nežinau, man tai gražiausiai skamba. Steikai. Dabar labai svarbus dalykas. Bet kokią mėsą iškepus, steikus taip pat, jų negalima iš karto pjaustyti, nes kitaip visos sultys išbėgs. Mėsa turi uždengta pastovėti mažiausiai 5 minutės. Uždengiam. Tuo tarpu, kol mūsų steikai pastovės ir pasibrandins, mes galime pasišildyti lėkštę. Steikai pateikiami šiltoje lėkštėje, pasišildyti ją labai paprasta, tiesiog dedant į orkaitę. Pasišildžiau lėkštę ir Kauno centrinėme turguje susiradau improvizuotą padažinę. Dėsiu savo pasiruoštą improvizuotą padažą. Gavosi gana aštrus. Nesigėdinkite, jeigu padažas truputėlį išsitepliojo, man atrodo, kad kartais tai atrodo dar skaniau. Ir ką? Dedame steiką. Gražuolis. Aš sugalvojau garnyrui šalia pateikti marinuotų agurkėlių, nors jeigu atvirai, dažniausiai aš mėgstu valgyti steiką be jokių papildomų daržovių, tiesiog su aštriu vyno pipirų padažu. Prekybos bazės šalyje žinomos nuo 1973 metų. Dabartinio prekybos miestelio Urmas teritorijoje veikia didmeninė drabužių, tekstilės, daržovių ir maisto prekyba. Šiandien prekybos miestelyje Urmas dirba daugiau kaip 2000 prekybininkų. Virš pusės visų prekybininkų yra smulkieji verslininkai. Patogus ir malonu tiesiog po jį vaikščioti, nes viskas vienoje vietoje, kaip tikrasis miestelis. Centriniam Kauno turgui pradėjau dirbti, kada išėjau į pensiją. 4 jau 5 metai. Man labai patinka dirbti su žmonėmis, kad bendrauti su žmonėmis. Prekybos miestelyje Urmas verslininkams sudarytos puikios verslo sąlygos, kurios atitinka visus tokiai veiklai keliamus reikalavimus. Dauguma pirkėjų atvyksta čia dėl gausaus prekių pasirinkimo, žemesnių kainų, geresnės kokybės. Viskas iš tikrųjų yra labai skanu. Šiaip atsirinkau pati tas prekes ir su malonumu jas parduodu. Ir džiaugiuosi, kad pirkėjai ateina pas mane, turiu nemažai savo pirkėjų ir jie patenkinti, kad gali ateiti pas mane ir rasti šviežią prekę ir skanę prekę.
Daugelyje prekybos vietų pirkėjai gali dėrėtis, tai didelis išskirtinumas lyginant su kitomis prekybos vietomis. Taip pat prekybininkai dažnai siūlo sezoninės nuolaidas, išpardavimus. Kai kurie lietuviai tiesiog derasi pagal seną įprotį, kad tai yra turgus ir turime mes nuolaidas daryti. Darom visuomet. Aš pati kilusi iš kaimo, tėveliai mano iš kaimo, viską ir aš su tom daržovėm ir jaunystė, ir vaikystėje susidūrusi. Nu vis vien matai, tu pardavėja, matai, kuri prekė yra geresnė, tai ir pasiūlau. Ne veltui etiketę turi, sako, šitą pardavėją nemeluoja. Apsilankę atsinaujinusiame prekybos miestelyje Urmas, pirkėjai maloniai nustebs. Taip lengvai nesužvėjosi, virtuvėje paprakaituosi. Steikas tau labai skanus, numalšintas tavo alkis bus. Šiek tiek įdėsiu agurkėlių. Na, štai ir viskas. Mano paruoštas steikas keliauja virtuvės šefo Alvydui, kad jis paragautų ir pasakytų, kaip man pavyko. Klausau. Tai gavote mano siuntinį? Nu ir kaip? Tai labai ačiū. Aha. Tai gerai. Tai labai ačiū Jums ir iki pasimatymo. Viso gero. Tai ką, pasirodo ir merginos gali iškepti puikų steiką. Mielieji, pasimatysime šioje virtuvėje lygiai po savaitės. Iki. Laidą pristato atsinaujinęs ir didžiausias Lietuvoje prekybos miestelis Urmas, siūlantis plačiausią prekių pasirinkimą vienoje vietoje.